Tai sveiki visi, tuoj pasidalinsiu savo skaidrėm, tikiuosi dabar matysis. Tai va, šiandien labai įdomi tema daugam, nes graži ir sveika oda visgi nėra tiesiog gamtos dovana, kuria gali tiesiog džiaugtis vyrai ar moteris, nesvarbu nuo lyties. Tai nuolatinė priežiūra, nuolatinis darbas, o jautrios odos problemos tikrai nesirenka nei amžiaus, nei lyties, nei odos tipo. Ir šiandien pakalbėsime su jumis apie paslaptingiausią mūsų organą, tai odą. Ir ar žinojote, kad mūsų kūną, pavyzdžiui, sargdina ne tik netikęs arba nesveikas maistas, ne tik netinkami valgymo įpročiai, bet ir blogi tarpusavio santykiai, toksiška aplinka, netgi emocionaliai toksiška aplinka, miego stoka, nejudėjimas, lėtinis stresas. Tad vat iš to visko nereikia tikėtis, kad gydytojas arba mes nutriciologai pataisysime kažkam kūną čia ir dabar. Bet gal tiksliau nereikia kaltinti, kad kažkas nepavyksta, jeigu pats nieko nedarai, jeigu negyveni kitaip. Na, pavyzdžiui, atsirado kokiu nors fizinių tokių požymių, galbūt ką nors ėmė skaudėti, galbūt pradėjome blogiau miegoti, negu prieš tai miegojom. Ir mums gali kilti nuolat tokių įtarimų, kad kūnas mums kažką nori pasakyti. Bet mes taip, žmogus mes, taip įsigudriname tų ženklų nematyti, tų ženklų negirdėti, ignoruoti ir taip nieko nekeičiam savo gyvenime. Tada kūnas mūsų ką daro? Jisai nebeatlaiko ir nebegali to visko kompensuoti ir palūžta. Tada mes pradedam jausti tą jau tokį lėtinį nuovargį, oda mūsų pasidaro negraži, spuoguota, tada jau mums kūnas sako, nu brangioji arba nu brangusis, vis dėlto nustok gal valgyti cukrų, gal atlik tą generalinę tvarką organizme, gal atlik tą tvarką mąstysenoj savo, požiūrėje į save. Ir jeigu mes šito negirdėsim, jeigu nieko nereaguosim, na, galbūt ir tada ateis ta diena, kai kūnas pradės jau šaukti, kad jau susirgau cukriniu diabetu, pavyzdžiui, arba susirgau egzema. Tad šiandien mes kaip tik ir pakalbėkime apie mūsų vizitinę kortelę, apie mūsų odą. Ir šis vizualas, manau, daugeliui pravers, nes dažniausiai klausimai ir būna apie odą, ir būtent kalbam apie tą išorės grožį, apie spuogelius. Ir pavyzdžiui, ar žinote, kad vienas kitas spuogelis kaip tik ant veido, kai išdygsta ir parodo apie ligas tas bylojančiose vietose. Nes pavyzdžiui, kaip šitoje nuotraukoje matosi, ne, kad pavyzdžiui, raukšlės ir spuogai ant kaktos rodo netinkamą mitybą ir tai, kad geriam per mažai vandens. Jeigu raukšlės ir bėrimai pasireiškia tarp antakių arba šalia antakių, tai greičiausiai yra suprastėjusi jau jūsų kepenų arba širdies veikla. Galbūt tai nutinka dėl alkoholio vartojimo arba netoleruojate galbūt laktozės, bet alkoholis ir ypatingai nikotinas tikrai stipriai pakenkia ir pažiūrėkit mūsų žandų sritį parašyta ten, kur atsispindys plaučių veikla. O štai sritis apie aplink lūpas, širdis, aišku, bet ir smakras atspindi, kaip veikia mūsų hormoninė sistema, mūsų žarnynas. Ir stresas nugula į žandikaulio sritį. Tai šitą vizualą labai norėjosi pasidalinti su jumis, kad tiesiog atkreiptume dėmesį kartais, kai jau iškelia mūsų organizmas kokį nors kitą vieną spuogelį ant odos. Tai va, o kad mes norėtume, kad oda mums nepasakotų šitų visų grožių apie mūsų nemiegotas naktis, apie mūsų nuovargį, apie mūsų kažkokį, galbūt žiūrėkit, smagų vakarėlį, bet oda atskleidžia daugiau negu reikia ir galbūt daugiau negu mes norėtume. Kiek mums metų, ar gerai išsimiegam, kaip maitinamės, kokių žalingų įpročių turim, kokiom ligom sergam, ar gerai apskritai odą prižiūrim. Ir mes niekada neturim laiko, o kartais net tiesiog patingime
padaryti šiek tiek daugiau negu įprasta, bet aišku, kaip ir šioje skaidrėje parašau, norint pokyčių, visgi mes turime pradėti gyventi kitaip. Dar tokį vizualą jums norėjosi parodyti, tokią įdomioji formulę, kurią radau interneto platybėse, ne formulę pačią, bet tiesiog aprašymą ir iš jos sukūriau formulę. Žiūrėkit, vidutinio sudėjimo suaugusi žmogų dengia apie 2 kvadratinius metrus odos ir nors jį vos 1 milimetro storio, oda sveria, žiūrėkit kiek, beveik 3 kilogramus. Ir odoje nuolat vyksta šių senų ląstelių atsiskyrimo ir naujų dalinimosi procesai, todėl odos ląstelės visiškai atsinaujint gali ir per mėnesį. Aišku, kai yra problemos, ženkliai ilgėja tas laiko tarpas, bet tikrai tai įmanoma. Toliau, smagus paveikslėlis, tiesa, odos struktūra. Štai taip vaizdingai norėjau priminti kiekvienam, kad oda yra žiauriai sudėtingas ir didžiausias žmogaus organas, nes tai kaip mūsų gynybinę sieną Vilniuje turim, tai lygiai tokia pat siena saugo mūsų kūną nuo išorinės aplinkos, jungia kūną su ta išorinė aplinka ir nuolat adaptuoja mūsų organizmą prie tų visų išorinių veiksnių. Taigi mūsų oda kaip tik ir mūsų apsaugo, žiūrėkit, nuo šalčio, nuo karščio, ir tai yra skausmo ar įvairių malonumų šaltinis. Ir paprastai mes per odą atsikratome, žiūrėkit, šlakų, toksinų, kvėpuojame ir gariname vandenį ir taip toliau ir panašiai. Ir čia norėjusi dar jau dabar netokį sudėtingą paveiksliuką parodyti, bet nors ir sudėtingas organizmas ta mūsų oda, bet mes ją galime palyginti su tokiu čiužiniu, kaip aš sakau, kuris sudaro paviršinis sluoksnis, vidurinė dalis ir pagrindas. Tai jeigu čiužiniai yra taip, tai odoje lygiai taip pat. Epidermis, derma ir hipoderma. Tai jeigu epidermis yra ta tikrosios odos, ką mes dermos danga, tai yra apsaugo mus nuo kenksmingų aplinkos poveikio ir būtent čia vyksta mūsų ląstelių dalinimosi procesas. Šitą odą iš principo mes turim saugoti. Tikroji oda, derma, tai yra mūsų karkasas, kaip ir čiužinyje. Iš šio jau vidurinio sluoksnio, žiūrėkit, auga, kaip čia paveiksliuke matosi, plaukai. Čia yra išsidėsčiusios riebalų, prakaito liaukos. Ir čia svarbiausia, norėjusi atkreipti dėmesį į tai, kad čia ir yra kolageno ir elastano. Visi žinom, kad kolagenas tai yra skaidulos atsakingos už odos tvirtumo. Tai yra kolageninės skaidulos atsakingos už odos tvirtumą, ne pats kolagenas. Ne? O elastinės skaidulos, elastano, suteikia odai stangrumą. Aišku, čia šitoj dar viduriniai dalyje yra hialurono rūgštis. Tai viską, ką mes gertume papildomai, ar hialurono rūgštį, ar kolageną, tai viskas nusėstų čia, karkase šitą, viduriniam sluoksnėje. Toliau hipoderma. Čia jau apatinis sluoksnis, tai čia jau mūsų riebalinis sluoksnis. Riebalinis, nes jisai toks kaip šilumos termostatas. Tai šilumos reguliavimo funkcija, jau čia yra kaupiamos mūsų tų ląstelių maistinės atsargos ir maistinės medžiagos. Čia kaupiasi toksinai, aišku, čia kaupiasi hormonai, bet čia, kad mes žinotume, kokia yra sudėtinė dalis visos mūsų odos struktūros. Ir ši pakankamai sudėtinga apsaugos sistema iš principo laikoma paprastų dalykų - oda. Bet kol ji nesutrinka, kol šita sistema nesutrinka, kol nesukelia kažkokių įvairių problemų arba netgi rimtesnių tokių odos problemų arba rimtesnių netgi odos ligų. Todėl labai įdomu ir naudinga šiandien mums visiems būtų išsamiau pasigilinti, kaip mes galim apsaugoti, apsisaugoti ir puoselėti šitą odą. Tai odos ligas gali sukelti tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai. Išoriniams priskiriami, aišku, fiziniai veiksniai, tokie mechaniniai, terminiai, spinduliniai, bet kaip pavyzdį pasakau, toks besaikis deginimasis paplūdimyje arba soliariume. Tai yra cheminės medžiagos, kurias mes galbūt naudojame buityje, kosmetikoje, darbe.
Tai yra virusai, bakterijos, grybeliai, medikamentai, parazitai. Ir ypatingai norisi atkreipti dėmesį, kad tokių odos ligų, kalbant apie išorinius veiksnius, atsiradimui arba jų paūmėjimui irgi mums groja sezoniškumas, metų laikai. Pavyzdžiui, kalbant apie egzemas, tai arba žvynelinę, psoriazę, paūmėjimas rudenį, žiemą, pavasarį. Vasarą jau berimai visiškai gali išnykti arba pagerėja situacija. Vidiniai veiksniai, kai jau jie yra šiek tiek įvairesni ir čia jau priskiriamos įvairios infekcijos, uždegimai, psichologinė būsena mūsų, nervinė, intoksikacijos įvairios, reagavimai mūsų į stresinės situacijas. Aišku, yra ir tų genetinių veiksnių, nes pavyzdžiui, jeigu vaiko tėvai paauglystėje patys turėjo tam tikrų problemų su oda, tai galimas dalykas ir tas, kad ir jų vaikas irgi turės. Bet tai nedažna situacija, bet tikrai tai yra ne kiekvienoj šeimoje, bet tikrai pasitaikanti. Aišku, alkoholio vartojimas, rūkymas irgi provokuoja tokias ligas, bet dauguma odos ligų, kurias sukelia vidiniai veiksniai, tai būna tokio uždegiminio pobūdžio. Todėl labai svarbi odos higiena ir priežiūra. Aišku, kaip ir kalbant apie stresinės situacijas arba psichologinę būseną, tarpusavio santykiai, apskritai tokia bendra gyvenimo kokybė mūsų irgi gali neigiamai paveikti arba teigiamai paveikti mūsų odą. Pažiūrėkit, tai yra toks užburtas ratas būna, kai odos lygos veikia mūsų gyvenimo kokybę, moteris arba vyras, nesvarbu, nėra patenkintas savo atvaizdu veidrodyje, tai skatina žmogų izoliuotis, tarkim, nebūti paplūdimyje, atvirai nevaikščioti nuogom rankom, tarkim, jeigu būna ant rankų, saviizoliuojasi. Tada liga neigiamai veikia išvaizdą, žmogus dėl to nervuojasi, o jaudindamasis jisai dar labiau išprovokuoja ir paskatina tą lygą plėstis. Tai va, kad to užburto rato nebūtų, mes ir turime dirbti ne tik su savo vidiniais organais arba su savo vidumi, bet ir su psichika tuo pačiu ir psichologinė būsena. O čia šitoje skaidrėje tiesiog parodau tokias dažniausiai mums visiems girdimas odos problemas arba dažnai pasitaikančias. Ir va šiandien kalbėjom čia prieš šį susitikimą su kitais žmonėmis, kad apskritai lygos jaunėja. Tai ir odos lygos žiauriai jaunėja. Ir jau yra tokių situacijų, kai 3 mėnesių kūdikiai turi dermatitus, 1 mėnesio tik gimsta jau turi. O dėl ko? Tai dėl tų pačių mamos gyvenimo sąlygų, gyvenimo būdo greičiausiai. O dermatitai tai paprasta kalba taip, odos uždegimai, kuriuos sukelia dažniausiai būtent prieš tai mano minėti išoriniai veiksniai. Egzemos lygiai tie patys dermatitai, bet tai irgi odos uždegimas, tačiau specialistai egzemas vadina ir linkę laikyti tokius susirgimus kaip ir priskiria genetiniam priežastim. Kad tai yra genetinis polinkis, kad tai yra autoimuniniai procesai, kad jų atsiranda tik dėl to, kad yra iškreiptos tos imuninės reakcijos ir panašiai ir panašiai. Tai dermatitai gali prasidėti, kaip ir minėjau, labai ankstyvoj kūdikystėj. Atsiranda tų bėrimų vaikučiams ant skruostų, ant rankyčių, ant kojyčių. Bet dermatitas gali būti vaikams ir alerginės kilmės. Tai nes mažų vaikų organizmai dar jautriai reaguoja į patį maistą, ką valgo mama galbūt ir taip maitina per pieną, arba jau vėliau augant pats vaikas, kai pradeda valgyti, irgi reaguoja. Žiūrėkit, jie dažniausiai vaikai reaguoja ir būna alergiški žuvų, karvių pieno ir riešutų baltymams. Tai reiškia, reikia šiek tiek riboti. Bet aš pažįstu tokių žmonių, kuriems atopinis dermatitas niekada nepraeina. O dėl ko? Dėl to, kad šios lėtinės atsikartojančios ligos
labai stipriai susijusius su žmogaus, kaip ir minėjau, gyvenimo būdu, psichosomatika, mityba, nervų sistema, imunitetu. Ir jeigu ir tas žmogus nekeis nieko savyje, jeigu jisai nenorės gyventi kitaip, tai tada ir tos alerginės odos lygos arba tiesiog problemos ir nepasitrauks taip. Labai svarbu, kaip žmogus gyvena. Ar supranta, kad jo odai reikia skirti daugiau dėmesio, ar kad ją reikia prižiūrėti, bet tam reikia ir valios, ir kantrybės. Ir jeigu sustoja kažkokiam pusiaukelį, tada ir niekada nepraeis. Ir stebuklai nevyksta šiaip, be žmogaus pastangų. Bet aišku, kiekvieno žmogaus žinojimo lygis arba sugebėjimų lygis yra skirtingas. Aš, pavyzdžiui, išoriniais stebuklais netikiu, jokiais kremais ir panašiai, bet tie, kurie nieko nenori keisti, bet tikisi rasti stebuklingą tabletę, piliulę, kremą, tikrai labai nusivils, jeigu norės vienos kažkokios rūšies šių priemonių, tarkim, ne? Liga gali atsitraukti, pavyzdžiui, bet žmogus pajungta tada daug pozityvumo, atsiranda jam galbūt daugiau vilčių ir jisai iš esmės toliau nieko nedaro ir nenori keisti toliau savo įpročių, grįžta prie senų, savo būdo, galbūt elgesio ir tada ir liga sugrįžta. Tai va, tai yra tokių žmonių, kurie nuolat gyvena tam pačiam užburtam rate. Bet iš principo aš norėčiau galbūt palyginti tai kaip su radijum. Mes radiją, kai norim pakeisti programą, persukam bangas, ima skambėti nauja daina. Tai lygiai taip pat mes turim kažkur savyje persukti tas bangas ir gyventi kitaip. Ir persukti savo mąstyseną. Kas liečia tada tokius požymius šitų odos ligų, bendrus požymius. Tai tarkim, sergant dermatitais, akne ar kitom šitom ligom, žarnyno mūsų mikroflora yra daug skurdesnė. Ir joje tikrai yra sumažėjęs gerų bakterijų kiekis, o padidėja dažniausiai auksinio stafilokoko kiekis, pavyzdžiui, sergant dermatitu ypatingai. Kadangi bakterijos dalyvauja tose mūsų imuniniuose procesuose, moduliuoja mūsų atsaką ir aišku, manoma ir tikrai tai būna, jog pagerinus žarnyno mikroflorą galima sumažinti netgi egzemos atsiradimo riziką, jeigu jinai dar neišsivysto iki tam tikros stadijos. Lygiai taip pat, kaip matote, dermatitų yra įvairių skirtingų ir, pavyzdžiui, seborėjinis dermatito dažniausiai priežastys yra nervų sutrikimai, yra endokrininės priežastys, virškinamo trakto priežastys, netinkama mityba, B grupės vitaminai, pavyzdžiui, stygius jų, nusilpęs imunitetas, kitų vitaminų stygius, nes atsiranda tada kiti meliagrybiai, kurie ir užvaldo mūsų odos. Ir tada atsiranda tas seborėjinis dermatitas. Perioralinis dermatitas dar kita rūšis. Tai čia serga dažniausiai vaisingo amžiaus moteris, todėl manoma, kad tai yra susijęs su hormonais. Reiškia, šampūnuose, dar plus prausykliuose, skutimosi priemonėse yra toks tas mūsų mėgstamas, nemėgstamas natrio lauril sulfatas. Tai yra čia dažniausia perioralinio to dermatito sukėlėjas. Ir kai mes nežiūrime, kokią mes kosmetikos priemonės, kokias naudojame, tada ir atsiranda tas rizika turėti tokį peroralinį šitą dermatitą. Tai čia taip trumpai. Grožis iš vidaus. Kad ir kaip mes norėtume, kad vos mes pateptume kremu odą ir jis taiga taptų lygi, švytinti, stangri, spinduliuojanti, bet deja, odos priežiūra reikalauja daug daugiau ir ilgalaikių tokių pastangų. Ir geri dermatologai pas mus sako, odos ligų apskritai nėra. Visos lygos, kurias mes matome, yra susijusios su vidaus organais. Ir pagrindinės odos lygos, sako, yra niežai ir erkių įkandimai, viskas. Visa kita yra susijusi su žarnyno veikla, su limfa arba kitais organais, su kitų organų lygomis. O odagi pas mus yra tas šalinimo organas. Ir jei nebūtų ant odos bėrimų, nes čia pastaruoju metu mes tikrai susiduriam savo komandoje, kad nuolat konsultuojama šitais klausimais. Ir kalbam apie tai,
kaskart, jeigu ant odos nebūtų bėrimų, bet tu dabar geriau padėkok savo odai, nes nebūtų, visa tai patektų į vidų, visa tai būtų, visi tie pūliniukai, spuogiukai būtų ant vidinių organų. Ir kai iš esmės pūliniai, kurie atsiranda ant odos, galėjo būti ir ant vidaus organų, o pūliniai, žiūrėkit, yra negyvi baltieji kraujo kūneliai su savo kitom bakterijom, o jų būna skirtingų tipų. Ir mes iš tų skirtingų tipų kartais net pamačius nuotrauką galime net nuspėti, ar tai virusinės kilmės, ar tai bakterinės kilmės. Ir nuo to priklauso, kaip mes turim kovoti su juo. Virusiniai, pavyzdžiui, herpeso tokie bėrimai, jie dažniausiai būna labai skausmingi, nes virusas užkrečia tas šalia esančias nervų ląsteles, šalia tų bėrimo vietų. Ir tada mums bėrimo metu skauda. Vadinasi, tai virusas. Bakterijos elgiasi šiek tiek kitaip, nes bakterijos jos tokios skaidrios ir nėra skaudžios. Pavyzdžiui, jeigu baltas odos stafilokokas, tai bus baltas bėrimas. Jeigu auksinis stafilokokas, tai bus žali tokie spuogiukai, kurie pažeidžia jau mūsų minėtus tos 3 visus sluoksnius. Ir dažnai net pagal tą odos bėrimą mes tikrai nuspėjam, kokias bakterijas žmogus turi. Ir yra ne vienas atvejis mano istorijoje tokioj, bet norisi prisiminti ypatingą vieną, kur buvo viena moteris, turėjo odos problemų, kurių negalėjo išspręsti virš 10 metų. Ir ant jos veido buvo labai daug blogų tokių gilių spuogų, inkštyrų, negražių. Ir tikriausiai galite numanyti apie tos moters psichologinę būseną, apie jos savijautą, apie jos moteriškumą, nes kiekviena nori jaustis gerai ir mėgti savo atspindį veidrodyje, bet ta moteris kreipėsi į žinomus miesto kosmetologus, įvairius specialistus. Daug procedūrų praėjo, įvairių pylingų ir panašiai, bet paaiškėjo galiausiai, kad ji turėjo tik auksinį stafilokoką. Ir tik tuomet, kai praėjo mūsų Coral Detox Plus detoksikacijos programą, visą žarnyno valymą ir su koloidiniu sidabru išnaikino šitą auksinį stafilokoką, praėjo visos bėdos, praėjo gilių spuogų, žodžiu, nebeturėjo jokių inkštyrų. Tai mes šitų dalykų neturėtume pamiršti. Ir, kaip suprantate, čia nepakanka vien naudoti kokybišką kosmetiką. Reikia leisti odai pailsėti ir nuo to supančio streso, nuo tos nuolatinio skubėjimo, nuo tos įtampos. Bet aišku, kosmetikos priemonės tai turi būti nuolat šalia mūsų vonios spintelė, apie kurią irgi šiandien kalbėsim dar. Tai oda ne tik atspindys veidrodėje, bet tai yra pirmiausiai mūsų žarnyno atspindys. Ir jeigu yra spuogų, kitų darinių, kažkokių dėmių, raudonių, tai pradėkime nuo žarnyno. Nes svarbiausia turėtume žiūrėti į problemos sprendimą kompleksiškai. Kaip ir minėjau, nėra tokios stebuklingos piliulės, nėra stebuklingo kremo, oda gelbėjama ne per vieną dieną. Pagalvokime apie savo kantrybę, pagalvokime, kiek mums metų, kiek mes gyvename patys su tam tikra problema ir nesitikėkime galbūt išgelbėti greitai, čia ir dabar. Bet darome įtaką, mes visam turim daryti įtaką visam kompleksui. Savo psichologijai, maistas, vanduo ir kartuoti tas programas, kurias dabar parodysiu, ne kartą galbūt. Nes vieniems užtenka vieno karto, kitiems ne, bet nenusivilkite ir nenusiminkite ir nesustokite svarbiausia. Taigi pirmiausiai pradėkime nuo to, kad didelę įtaką mūsų toksinų kaupimuisi organizme daro nepakankamas vandens vartojimas, nepakankamas vandens kiekis, arba visiškai jo nevartojimas, arba visiškas pakeitimas kava, arbata, sultimis, gazuotais gėrimais ir panašiai. Ir pirmiausia, tai neigiamai paveikia mūsų inkstus ir kepenis, kurie kartu su žarnynu, oda ir kvėpavimo sistema ir dalyvauja mūsų toksinų šalinime. Odos problemos tai yra ir taip galima teikti. Pirmiausia yra inkstų ir kepenų toksikozės. Tai yra vienas iš pagrindinių požymių.
Tai vat šitas mūsų Coral Detox rinkinys, kuris yra unikalus ir moksliškai pagristas ir labai daug įvairių tyrimų jau padaryta, išbandyta, apsaugo mūsų ląsteles, padidina jų gyvybingumą ir subalansuoja mūsų imuninę sistemą. O kodėl toksinai tokie pavojingi, kai kurie sako? Kodėl mes turim nuolat čia valytis? Tai visų pirma, toksinai veikia organus. Ir veikia tokius organus, kurie turi aktyviausią kraujo tekimą - kepenys, inkstai, plaučiai, smegenys. Tai gali atsirasti galvos skausmai, gali atsirasti sunkumas skrandyje, gali būti pykinimas, odos bėrimai, blogas burnos kvapas, virškinimo sutrikimai, galėčiau vardinti ir vardinti. Ir taip toliau gali paūmėti iki alerginių odos ligų. O ką mes turim daryti? Mesgi negalim gyventi tokiam steriliam burbule, steriliam pasaulyje, atsiriboję nuo visko ir tada toksinai nepateks. Bet net jeigu išvyktume gyventi į atokų kaimą, kaimelį, į mišką, kažkokių ksenobiotikų vis tiek bus ore, dirvožemy, vandeny, bet kur. Nes skaičiau, ruošdamas šitai paskaitai, skaičiau tokį įdomų atvejį, kas buvo Antarktidoj. Antarktidoj buvo rasti tokie uždrausti daugelį šalyje aptikti pesticidai, to net pavadinimą turiu užsirašius, chloronefiliai, žodžiu, čia yra tie keiksmažodžiai, chloronefiliai, trichloretanai. Gal ir netaip ištariau, bet, žodžiu, tai yra tokie pesticidai, kurie uždrausti visam pasaulyje, daugelį šalių tiksliau, ne visam pasaulyje. Bet jie Antarktidoje niekada nebuvo naudojami, bet jie buvo aptikti Antarktidoje. Tai mes nepabėgsim nuo to burbulo. Ir išeitis viena - palaikyti mūsų detoksikacijos sistemą. Tai dažni klausimai būna, ar čia vieną kursą reikia, ar kelių. Na, viskas priklauso, kiek laiko jūs norite būti apsaugoti. Aš, pavyzdžiui, noriu būti apsaugota nuolatos, todėl ir geriu nuolat be jokių pertraukų. O Coral Detox tikrai padeda optimizuoti mūsų virškinimo sistemą, atkurti mūsų energiją, nes ten yra gerų produktų, kurie paskatintų energetinį tokį potencialą. Palaikys mūsų jau tokį lengvą jausmą, puikią nuotaiką, natūraliai pašalins toksinus iš organizmo, paskui, kai pašalins, tai ir apsaugos nuo jų patekimo į tą organizmą. Tai vat klausimas, ar kiek mes ten vieną mėnesį turim išgerti 30 dienų ir viskas, sakyčiau, ne. Bet priklauso nuo kiekvieno noro, poreikio ir galimybių. Ir noro gyventi kitaip. Ir kai mes kalbame apie odą ir apie toksinų šalinimą, prisiminkime kepenis, nes jos turi atfiltruoti visą tą kiekį toksinų, kurios gaunam. Todėl visų programų metu, kai mes kalbam apie odą ypatingai, nepamirškim įtraukti Funditox. Tai yra kepenų draugas, bet jį reikia ilgėliau vartoti, tai yra ilgesnį kursą, bent 3 mėnesius ir tada bus matomi rezultatai. Šį produktą sukūrė garsus Korėjos mokslininkas, kuris yra ir Pietų Korėjos prezidento patarėjas, bet Funditox tikrai jau daugeliui padėjo, pabaigoje parodysiu netgi nuotraukų, padėjo efektyviai išvalyti odą nuo pigmentinių dėmių. Padėjo išvalyti odą nuo papilomų, įvairių tipų karpų ir kitų odos problemų. Bet svarbu laikytis vandens režimo, svarbu laikytis to toksinų šalinimo režimo nuolatinio ir apsaugos režimo. Ir tada palaipsniui oda tikrai tampa švaresnė, dingsta ta pigmentacija ir atsiranda toks stangrumo arba, kaip sakau, jauninantis toks efektas, oda tampa gaivesnė, lygesnė, skaistesnė ir gražesnė. Toliau, antras žingsnis, kurį mes turime daryti, judant prie geros savijautos ir prie sveikos odos tokios atkūrimo, ir nesvarbu, ar turim problemą ar neturim, žingsniai tie patys. Mes privalom atsikratyti parazitų ir paruošti savo organizmą tokiam jau rimtesniam žarnyno valymui. Nes užsikrėsti parazitais mes visi galim ir jau be galo paprasta. Tai yra užtenka suvalgyti kažkokį užterštą maistą, nešvariom rankom paliesti produktą, veidą, lūpas, kur mes nuolat liečiamgi savo veidus.
Bet prieš tai lietėm durų rankenas, turėklus, dar ką nors, dar ką nors. Tai normalu turėti, nes kartais tikrai mes diskutuojam su kai kuriais žmonėm. Taip, tai yra normalu turėti mikroflorą ir gerų ir blogų bakterijų. Bet norma yra, kai mes turim 85% gerųjų ir 15% blogųjų bakterijų. Bet dažniausiai būna atvirkštinis variantas, kai blogosios mikrofloros yra daugiau organizme ir jų išskiriami toksinai tikrai nuodija mus toliau ir jau ne mūsų organizmas, o jau ta blogoji mikroflora įsisavina tas gerasias medžiagas, kurias mes vartojame papildomai ir negauname rezultatų. Tai aš dažniausiai atkreipiu dėmesį visą laiką žmonių, kad užterštam organizmui visų gerų medžiagų, tada reikia galvoti, jeigu jūs praleidžiate šitą žingsnį, reikia 2, 3 daugiau. Na, jeigu parašyta ant buteliuko 1 omega, reikia gerti, reiškia, turit gerti 3. Ir tada išnaudosite tą buteliuką ženkliai anksčiau. Bet kad to nereikėtų daryti, tai mes išsivalykime. Ir tada reikės, paprastai užteks tų profilaktinių dozių. Ir tada bus rezultatas. O kai žmonės sako, nematau rezultato, nors naudoju tai ir taip, tada kyla daug klausimų ir tada pirmieji klausimai būna apie šio žingsnio praleidimą. Taip pat atsiminkime, kad dažniausiai problema, kai mes turim problemą odos, dažniausiai problema sprendžiama per jos paūmėjimą. Ir svarbu neišsigąsti pakeliui, kai mes pradedam valytis ir tada atsiranda daugiau raudonio, išryškėjo galbūt spuogai, padaugėjo spuogų, padaugėjo kažkokios tos probleminės vietos. Tai vėlgi primenu, kad oda yra didžiausias mūsų šalinimo organas. Ir kai sutrinka kitos sistemos, organizmas tikrai per odą pradeda šalinti. Taip būna dar tokių situacijų, kai mūsų organizmas per įvairias mūsų skylutes atsikrato toksinų. Per nosį, burną, akis, makštį, išangę ir taip toliau ir taip toliau. Todėl viskas, kas teka, bet kokios išskyros, visa tai yra mums rodiklis, kad susikaupusi nešvarumų šalinimas vyksta iš organizmų per ten. O antiparazitinė programa, kokią mes turime, tai gali sukurti tokias nepalankias sąlygas mūsų neprašytiem draugam, kad jie viduj suaktyvėja, kovoja, aišku, už savo gyvybę, ieško įvairių išeičių, kaip jiem likti, nes jiem ten patinka. Ir tada, užaštrėjo mūsų pojūčiai, užaštrėjo intoksikacija, atsiranda tie požymiai, kad paūmėjimai, plečiasi mūsų tos vietos, kur probleminės. Ir jei prasideda paūmėjimai, vėlgi padėkokit, bet susitaikykit su to, nemeskit. Padėkit, galit padėti papildomai organizmui. Nemeskit pusiaukelį, daugiau galbūt įtraukit sorbentų, koncentruoto koralinio vandens. Jau galima koncentraciją daryti ne 1,5 litrų, bet 0,5 litrų. Daugiau įtraukti mūsų antioksidantą H500 per dieną. Daugiau šviežiai spaustų apelsinų sulčių. Galima dar pridėti daug papildomų produktų, kurie padės sumažinti tą krūvį kepenim. Pandetoksas, artišokas, kurkuminas. Galite sumažinti vartojimo dozę, kad tas valymo procesas nebūtų toks staigus ir aštrus. Čia aš kaip bendrą informaciją pateikiu, kad svarbu nemesti. Nes praeitą savaitę irgi turėjom tokį įvykį, kad pasirodė, kad jau meta žmonės. Nemeskim. Nes ir čia būtų veltui išmesti tada ir pinigai, ir veltui praeitas kelias. Mesgi neplaukiam per upę, matom, kad ten yra kažkokia problema, kai pasiekėm su valtim pusę upės. Mumsgi atgal grįžti irgi reikia tiek pat kelio. Tai jau geriau mes plaukim į priekį negu atgal. Ir nepamirškim prie mūsų parašildo turimų šitų produktų papildomai pridėti koloidinio sidabro ir opistopo. Čia yra tokie unikalūs mūsų produktai, be kurių aš antiparazitinio valymo neįsivaizduoju. Toliau po antiparazitinio valymo, žarnyno valymas. Kodėl čia yra 3 skirtingų pavadinimų programos, nes įvairių skirtingų žmonių yra. Vieni tinkamai reaguoja į griežtus mitybos ribojimus,
kiti negali su to susivaldyti. O čia yra 2 savaičių kompleksai, kur skirti tokiam jau kompleksiniam valymui, nesutrikdant jūsų gyvenimo ritmo, nesutrikdant vitaminų, mineralų balanso ir nesutrikdant jūsų įprastos darbinės veiklos. Galbūt vieniem tai pasidaro silpniau, kiti jaučiasi puikiai, bet mums nereikia važiuoti į jokias sanatorijas, užsidaryti ir atlikinėti žarnyno dušus, kaip neseniai mums teko pamatyti būnant sanatorijai vienoj. Tai šios programos idealus variantas visiems mums. Ir jos yra unikalios. Ir jos yra jau unikalios visame pasaulyje, jos yra unikalios, jau jas pažįsta net ir nevaisingumo klinikose, kur tik tai yra problemos net ir su hormonais, bet ir su oda. Čia yra pirmas, tai yra jau 3 žingsnis, bet pirmas etapas to rimto valymo žarnyno. Tai visos programos jos susideda iš 3 etapų. Pasiruošimas, kai mes ruošiam organizmą valymui, tai čia pirmam etape tokie produktai bus lengvai normalizuojantis mūsų virškinamojo trakto darbą, o paskui jau antrame etape jau prasideda tikrasis valymas. Ir jeigu aš kalbėčiau tik apie klasikinę programą Colovada Plus, tai joje yra ir augalinės skaidulos, ir mūsų mėgstamas molis kaolinas, kurio dėka saugiai mes ir efektyviai išvalom visas žarnyno sieneles. Tuo pačiu tas kaolinas taip išbrinksta organizme, kad jisai suteikia sotumo jausmo, žmonės nejaučia alkio ir leidžia lengviau įveikti tą mitybos ribojimo sąlygą, kad 4 dienas negalima valgyti įprasto mums kieto maisto. Colovada Light ir Colovada Green galima netaikyti tokių griežtų apribojimų, todėl ar paaugliam, ar suaugusiam, kurie tiesiog supranta ir žino savo organizmą ir žino, kad be maisto neištvers, be mėsos ištversit, tai bus galima valgyti, tarkim, sriubas įvairias arba trintas kažkokias košytės. Tai va, ir 3 etapas atsistatymas, kai mes jau grįžtam iš bado į normalų savo veiksmą ir tada grįžtam prie žarnyno mikrofloro jau gerųjų bakterijų, įtraukimo į mūsų žarnyną ir daugiau probiotikų, daugiau virškinimo fermentų ir tada mes atsistatom po to valymo. Tai va, šitos programos idealios ir tikrai lengva praeiti. Jeigu su konsultacija, tikrai lengva, nes dabar tikrai girdim daug tokių įvairių būna nusiskundimų, kad ne taip, ne šitaip, bet tada matosi, kad žmonės nesikonsultavo tinkamai, prieš tai nedalyvavo mūsų projektuose, kur mes palydim iki rezultato, kai vienas pats nori praeiti kelią, na tada kyla pačiam klausimų, bet atsakymų neturi, todėl ir būna galbūt netinkamų rezultatų arba ne tų, kurių sieki tu tos rezultatus. Na ir va, ir po tų visų valymų, jeigu mes jau išsivalėm, ten įtraukiam ir papildėm savo žarnyną ir organizmą bakterijom gerosioms, jau atstatėm procentaliai tinkamą terpę, tai dabar mes turėtume ir pamaitinti tas ląsteles. Ir oda tikrai padėkos. Kai jau atlikti tie svarbiausi darbai, valymai, toksinų, parazitų ir pilnai žarnyno, tada rūpinamės ląstelių mitybą. Ir šitas idealus mūsų rinkinys Nutripakas, jisai praturtina mitybą, didina mitybos įvairovę, nes čia yra įvairūs augalų ekstraktai, čia yra probiotikai, čia yra omega, čia yra dumbliai, mineralai ir panašiai. Palaikys mūsų nervų sistemą, palaikys mūsų imuninę sistemą, virškinimo sistemą, kraujagyslių sistemą, tai tik į naudą. Ir po to, ką mes darome, kad mes norime atstatyti drėgmę, atstatyti mūsų odą. Ir čia jau prasideda mūsų geroji amunicija, tai yra kolagenas, hialurono rūgštis. Nes kai oda netenka drėgmės, kolageno, hialurono rūgšties, ląstelių dauginimosi ir atsinaujinimo tie ciklai sulėtėja, oda iš karto tampa plonesnė, mažiau stangri, mažiau tokia
jaunatviška, tada ir prasideda mūsų senėjimo procesai. Čia jeigu kalbėt, kad be problemų, tarkim, oda. Bet kai yra problemų, tai kolagenas ir hialurono rūgštis, prisimenat čiužinį, tai viduriniam sluoksniui labai būtini. Nes kolagenas tai toks, jis sukuria tokį karkasą, jisai suriša mūsų ląsteles, o su hialurono rūgštimi mes papildome tą karkasą. Tai jeigu mes galim veido ovalą netgi pakeisti to karkaso, o kolagenu jau pripildyti, o hialurono rūgštim jau pripildyti tą kolageninį karkasą. O mes turim nuostabius produktus. Tai koncentruotas kolagenas rožinės dėžutės, tai yra 1 ir 3 tipo kolagenai, gauti iš jūrinių žuvų. Ir tai yra peptidų šaltinis, aišku, kuris tikrai atlieka mūsų labai svarbų vaidmenį tam viduriniajam dermos sluoksnyje. Nes oda ir visas sluoksnis tampa stipresnis, tvirtesnis, struktūra tokia gerėja. Ir kolagenuose, kai mes žiūrim ir renkamės, kurį pirktigi, tai labai svarbu žiūrėti, kuo mažesnė medžiagos molekulė. Nes kuo mažesnė molekulė, tuo ji įsisavina. Dažniausiai paprastai yra rašoma. Tai dabar neužilgo jau turėsime naujieną ir su kolageno tripeptidais, jau mėlyną dėžutę, nes galbūt kartais vyrai nedrįsdavo iš rožinės dėžutės gerti, bet mūsų šeimoje mes puikiai geriam abu iš rožinės dėžutės, netgi 3 geriam. Vaikas pas mus irgi geria kolageną, nes turim pas vaiką, tarkim, kapiliarai labai arti nosyje. Ką tai reiškia? Reiškia, aš turiu sustiprinti kapiliarus, kad sustangrėtų pati oda, kad sustangrėtų viskas viduj. Reiškia, ir aš, ir vyras, ir vaikas geriam kolageną. Tai dabar atsirado pas mus, žiūrėkit, naują mėlyną dėžutę, kur gal ir vyrai mieliau gertų mėlynų dėžučių, bet aš čia juokauju. Bet kodėl tripeptidai labai smagus? Nes čia jie dar įsisavina 60% geriau negu rožinės dėžutės kolageno peptidai. Bet aš irgi norėsiu parodyti rezultatus nuotraukų pavydale, kokios yra patenkintos moteris netgi po 1 kurso, po 2 kursų. Aišku, ne visi, vėlgi turim žiūrėti individualiai, ne visi iš karto turi pamatyti rezultatus ant veido, ant odos ir panašiai. Jeigu mums viduje odos ląstelėje trūksta kolagenų, jeigu mūsų vidaus organams trūksta kolagenų, tai pirmiausiai kolagenas arba hialurono rūgštis nusės vidaus organuose. Ir mes nenustebkime, kad mes išgėrėm kursą kolageno, o mano plaukai nepagerėjo, mano nagų būsena nepagerėjo. Reiškia, jūs papildėte vidaus organus, kurie jums irgi padėkos. Tai va, apie tripeptidus nepasakosiu daug moksliškai, bet jeigu kolageno peptidai suskaidomi dar į tos tripeptidus, tai įsivaizduokit, kokios molekulios, iki kiek sumažėja molekulės dydis. Reiškia, iki kiek greičiau įsisavins mūsų organizmas šitą kolageną. Ir dabar prieinam prie išorės mūsų priemonių, prie išorės pagalbininkų, tai yra mūsų profesionali kosmetikų, kuri tinka ir vyrams, ir moteriams, ir paaugliams nuo 14 metų. Nes kodėl nuo 14? Nes ten yra pakankamai aktyvūs komponentai. Ir papasakosiu, kodėl. Nes mes labiausiai žiūrim į sudėtį, labiausiai žiūrim į produkto efektyvumą. O šios, kaip tik premium klasės kosmetikos linijos ir yra arkliukas, kad tai yra augaliniai komponentai, jokių sintetinių priedų. Pavyzdžiui, jeigu pasaulinė norma yra kitose kosmetikos priemonėse aukštos kokybės turiuomenį, luxury tos kosmetikos, leidžia naudoti iki 1% organinių konservantų organinių. Tai mūsų premium privilege linijoje jų yra tik tai 0,5%. Ir tai yra, pavyzdžiui, kokosų riebalų rūgštis, žaliosios arbatos ekstraktas ir panašiai. Tai vat, o antras rodiklis, kuris labai svarbus šitai kosmetikai, tai
didžiausias veikliųjų medžiagų kiekis ir didžiausias tų veikliųjų medžiagų koncentracijos kiekis. Jeigu kremuose net iki 65%, o serumuose net iki 85%, kartais netgi tokie dirginimai jaučiasi, kad atrodo, kad veikia ta kosmetika. Ar tai įmanoma, sako mums tie profesionalūs kosmetologai. Kas bando, toliau naudoja ne tik savo profesionalioj toj srity, bet ir asmeniniais tikslais. Ir tikrai visi produktai sukurti taip, kad viens kitą papildo. Ir labai svarbu mums turėti visiems savo vonios spintelėse bent 3. Tai yra bent 3. Veido valymui skirtas penelis, tonikas ir kremai. Ir tada šitie 3 produktai jau turėtų būti naudojami ryte, vakare ir jūs pamatysite irgi puikius rezultatus. O čia dar vienas produktas, kai mes kalbam apie išorės priemonės, ne iš vidaus, tai nepamirškim, kad kai tik gimsta kūdikiai, mamos visą laiką nori apsaugoti nuo bet kokios chemijos patekimo. Ar į vidų, ar per įvairius skalbimo priemonės. Ir visą laiką, ir aš save prisimenu, lygiai taip pat ieškodavau, kur kokį tik tai miltelių pavydalą gauti, kad nebūtų jokių nereikalingų dirgiklių, tų aštrių dirgiklių. Tai mūsų priemonės puikios, jos tinka alergikams, jos tinka net astma sergantiems. Ir visiems, kas nuo kūdikystės. Ir jūs pamatysite, jeigu aš atsimenu savo jaunos mamos rezultatus, kai netgi obuolio dėmes, kai mums sunku išvalyti obuolio dėmes, arba kokį flomasterį nuo džinsų, arba dar ką nors. Tai va šitos priemonės ir ypatingai baliklis labai liuks, labai visiems rekomenduoju. Na, o pabaigai tikrai norisi prisiminti mūsų tą pirmąjį sluoksnį čiužinio, epidermį. Ir tai tarsi mūsų apsauga, jeigu atsimenat, kuris sudaro tą būtent barjerą tarp išorinės aplinkos ir tarp mūsų organizmo. Jeigu iš vidaus šis sluoksnis saugo mus nuo vandens pasišalinimo iš mūsų organizmo, tai iš išorės šitas sluoksnis mus saugo nuo žalingų aplinkos veiksnių, pavyzdžiui, nuo alergenų, nuo bakterijų patekimo ir nuo kažkokių virusų patekimo. Taigi atsiminkime, pagrindinės taisyklės odos apsauginio barjero išsaugojimai. Kokios jos yra? Švelnus valymas. Tai yra, naudokite švelnų prausiklį valiklį, kurį paminėjau, pavyzdžiui, net Privilege linijos, kuri nepašalina natūralų odos aliejų. Tai yra, kad nebūtų pernelik šiurkštus valikliai, kad nepažeistų mūsų lipidų barjerą, kad nesukeltų kažkokio papildomo sudirginimo odai, kad nesukeltų sausumo odai. Venkime karšto vandens. Karštas vanduo gali pašalinti natūralius odos riebalus. Tai naudokite tokį durgzną, tokį plaunant veidą kūną, tokį drungną vandenį, tokį šiltą. Reguliariai drekinkite odą, naudokite geros kokybės drekinamosius kremus, naktinį, dieninį, kurios sudėtyje tikrai nebūtų, skaitykime etiketės. Žiūrėkite, kad nebūtų nereikalingų, neaiškių priedų, nes tai padėtų irgi odai neprarasti jos drėgmės. Drekinkite odą tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus. Gerkite daug vandens, kad palaikytumėte odos drekinimą patį. Gerkime papildomai kolageną, hialurono rūgštį. Prisiminkime, karkasas ir užpildas. Saugokime save nuo saulės, nes visgi ultravioletiniai spinduliai žiauriai pažeidžia mūsų odos apsauginį barjerą ir taip gali sukelti tokį net priešlaikinį senėjimą. Saulėje būnant, naudokime, tuoj ateis vasara, naudokime visgi tokius gerus 50+ kremus nuo saulės. Ir bus tas įdegis. Toliau, sveika mityba. Sveika mityba, tai yra mityba, kurioje turi būti gausu vitaminų, antioksidantų, riebalų, kas palaikytų mūsų odos sveikatą. Venkite šiurkščių odos priežiūros produktų. Būkite labai atsargus su tais pylingais. Būkite atsargus su tais produktais, kur yra alkoholio kažkokio, kvapiųjų medžiagų, dirgiklių.
Ribokite odos šveitimą, kuo mažiau tų pylingų. Stenkimės dėvėti nesintetinės medžiagas, todėl prioritetą visą laiką taikykite medvilniai. Ir be abejo, pabaigoje negalėjau neparodyti savo paskutinio punkto, šypsokimės ir bandykime valdyti stresą. Nes juokas, šypsena, apkabinimai, prisideda prie tų raukšlių atsiradimo, prie akių galbūt zonos, prie mūsų lūpų kampučių, bet užtat gera nuotaika, šypsena padeda išsaugoti mūsų veido švytėjimą, patrauklumą, duoda tos charizmos, užtikrina gerą savijautą, kartu ateina, žinokit, ir sveikata, ir grožis, ir vidinė ramybė. O dabar smagioji dalis ir jau čia visai pabaigai rezultatai. Ir tai tikrai labai puikūs rezultatai žmonių, kurių vienur žiūrėkit ir 90 dienų rezultatas, kitur pamatysite ir greitesnius, bet matosi pokyčiai, matosi žmonių pokyčiai. Čia, pavyzdžiui, jūs matote, ten buvo taip, pirmoje, čia visi žingsniai praeiti, pirmoje skaidrėje. Šioje skaidrėje čia yra tik Coral Detox Plus kartu su Fun Detoxu. Matote, kokie yra pokyčiai ir aš taip įsivaizduoju, kaip moteris puikiai pradėjo jaustis, matydamos save veidrodyje. Lygiai taip pat ir čia, vėlgi, čia yra ne vienos dienos, ne vienos savaitės rezultatas, čia yra ta pati mūsų sveikatos koncepcija, kuri trunka iki 3,5 mėnesių, bet rezultatai akivaizdus, vyrukų irgi turim, situaciją prieš matote, po 3 mėnesių organizmo valymas, Coral Detox, Coral Mainas, emų taukai dar papildomai buvo įtraukti ir po 5 mėnesių, jau po 5 mėnesių pažiūrėkite, koks yra unikalus rezultatas. Toliau rezultatai su įvairiom problemom, rezultatai eina jau iškart po kolavadas, tai yra, prisiminkite, kad tai yra tik po 3 žingsnio, o toliau dar yra geriau. Čia yra mūsų rožinė, rožė, taip vadinama, kurią irgi, kiti sako, jinai nepagydoma, bet kaip matote, viskas puikiai čia susitvarkoma. Lygiai taip pat sveikatos koncepcija ir tos mūsų 100 dienų. O čia vaiko kojytę matote, tai yra dermatito tik tai neseniai gimusio kūdikio nuotrauka ir jau per mamos pieną, tai yra vaikui nieko nebuvo duotas tik tai, man atrodo, koloidinis sidabras, kuris buvo purškiamas ir jisai yra skaidrus, netoksiškas ir panašiai, bet per mamos pieną, per 20 dienų ir mes matome tokį rezultatą, kuris yra vertas labai dėmesio. O čia yra tokių super duper rezultatų, kur irgi norėjusi atkreipti dėmesį su jau rimtom problemom, kur vaikiukui buvo išvalytas pilnai organizmas, kur atstatyta žarnyno mikroflora ir pakeltas imunitetas. Tai čia tikrai buvo ne vienos programos rezultatas, tai buvo pakeista visiškai mikroflora. Tai yra blogųjų ir gerųjų bakterijų santykis, kad atitiktų reikiamą kiekį. Buvo padarytos 2 antiparazitinės programos, buvo įtraukti papildomų daug fermentų ir tikrai ne papajos vienos, bet visą fermentų kompleksą asimiliatorių. Buvo įtrauktos gerosios bakterijos mūsų su inulinu, o kas tas yra inulinas, tai kai mes sodinam į savo šiltnamį gerasias bakterijas, tai mes turime pamaitinti tas bakterijas, tai inulinas yra maistas tom bakterijom, tai iš karto greičiau pagauna jos savo reikiamą kiekį. Ir tokių rezultatų yra, kur vėlgi įtraukti papildomi, kalbant apie sveikatos koncepciją, tai dar yra papildomų dar įtrauktų produktų, tokių kaip, matot, spirulina, yra ir imunomoduliatoriai, krekenos. Mūsų krekenose, kas bijo laktozės, tai jos yra tinka ir tiems, kurie netoleruoja laktozės. Čia irgi šiandien dar apie tai netgi diskutavom telefonu. Ir kolageno rezultatai. Kolageno rezultatai, tai jie irgi stulbinantis. Pas kažką, matote, per nepilną mėnesį, kita moteris, tai yra pilna sveikatos koncepcija, reiškia 3 mėnesiai, bet pažiūrėkit, kokie yra
pokyčiai. Pokyčiai. Tai va ir paskutinė skaidrė jau su raukšlelėm su kolagenu. Skirtumas matosi, čia yra netgi 3 savaičių skirtumas, reiškia, šiai puikiai damai nereikėjo vidaus organų, reiškia, vidaus organai turėjo pakankamą kolageno kiekį, kad iš karto po 3 savaičių buvo jau toks ženklus skirtumas su raukšlelėm. Ir įsivaizduokit, kokių bus skirtumų, kai jau turėsim mėlynas dėžutes kolageno, kai jau 60% veiklioji medžiaga veiks stipriau. Tai ir pabaigai tikrai noriu kiekvienam iš jūsų padėkoti už jūsų dėmesį ir šitoje paskutinėje skaidrėje norėjau parašyti, kad sėkmė tikrai prasideda pirmiausiai nuo tikėjimo. Pirmiausiai nuo tikėjimo, kad aš tai galiu padaryti, žingsnis po žingsnio, bet aš tai galiu padaryti. Ir aš turėsiu ne tik gražią ir sveiką odą, bet ir galėsiu palaikyti bendrą sveikatą, bendrą gerovę ir gyvensiu kitaip. Tai ačiū Jums visiems. Labai